Ho, 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 mėly bičiuliai, šiandien special diena - Kalėdos. Su šventom Kalėdom visus. Ir jūsų stalui šiandien patieksiu šventinį brownie. Parduotuvėje pirkau kakavos, kvietinių miltų bei purškiamos grietinėlės. Nusipirkau grietinėlės dėl to, kad visi kiti reikalingi ingredientai buvo jau namie. Galvoju, reikia pasiskanyti. Braškių dėja neradau, tai užteks purškiamos grietinėlės. O dabar nieko nelaukiam ir šokam į virtuvėlę. Sveiki, atvykę į mano virtuvėlę. Šiandien Kalėdos, visus noriu pasveikinti su šventom Kalėdom ir linkiu gerų ateinančių naujų metų. Tikiuosi gauti visas dovanas, kurių prašyt Kalėdų senelio. O tie, kas buvo blogai, tai gaučiau anglių. Nu, čia klasika. Kad ir pilvai pilni baltos mišrainės, bet deserčiukui vietos visada yra. Todėl šiandien gaminame brownie. Brownių reikės? Palaukit. Ta kepurytė, manau, tai gali būti kaip ir šalikas. Kad labai ilga. Ta kutą užsimesim. Šiandien mums ko reikės? Kvietinių miltų, šiek tiek kakavos, kepimo miltelių, labai nedaug druskos, nu cukraus, tai čia tokia krūva. Žiūrėkit, kokiais iš pakeliais, hebra. Tokiais pakeliais kaip nežinau, Circle K. Cukraus reikės šiek tiek daugiau ir šiek tiek aliejaus bei vandens. Vandens dar neįsipiliau, bet kraną turiu čia pat prie pat. Tai nieko nelaukim ir pradėjom iškart daryti tešlą. Ko mums reikės? Dubenėlių. Prie to patys prisigrėbiau ir mierką. Čia matuosim vandenį ir panašiai. Į dubenėlį pilsime 230 gramų miltų. Turim svarstyklės. Užsidedam, spaudžiam tarą ir dabar pilame miltus. 230 gramų. Gerai, 100 yra. Nenoriu skubėti, nenoriu perpilt. 180. 31. Nu, va, tiek norėjau neperpilti ir vis tiek perpiliau. Tuomet labai nedaug kakavos. Nu, 100. 100. Lygiai. 101, nes nubiro trupiniai. Atėjau cukraus eilė. Gerai, jau pradėjome pilti cukrų. Tų mažų maišelių čia šiek tiek užtruks. Bet cukraus pilsim kokį 170 gramų. Cukrų supylėme, dabar galime druskos. Druskos labai nedaug, aš padarysiu. Viskas. Užtenka porą sukimų. Tai jau kepimo miltelių eilė. Jūs visi hebra žinot, kas yra kepimo milteliai? Nes aš taip, pavyzdžiui, tokių net nežinau, nesąmonių. Aš galvoju, ta prasme, kepimo milteliai, tai kep arba miltelių. Bet vat kam skirti kepimo milteliai, aš dar iki dabar net nežinau iš tikrųjų. Dedam vieną šaukštelį. Va, kaip gražiai. Dabar galime viską sumaišyti. Nu va, kaip ir gražiai viską susimaišym. Dabar įpilsime 6 šaukštus aliejaus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dabar pilame vandens 200 ml. Ir dabar vėl einam maišyti. Galim maišyti dabar. Visą šitą košę. Čia būtų geriau su kokiu mikseriuku maišyti. Rankom turbūt maišysiu 2 dienas. Mau viskas sušoko į šitą vidų, šito gaidžio. Eik, na, šitas jau sulūžęs. Jau sulūžęs. O žiūrėk, kaip jis įsiskerečiuojas. Aš negaliu išmaišyti. Nebegaliu išmaišyti. Ir čia recepte parašyta šokoladinis pyragas be kiaušinių. Su kiaušiniais gal lengviau maišytųsi, aš nežinau. Ar šitą tik tais dabar tipo košytė kep. Kaip man išmaišyti viską? Gerai čia viskas. Oi. Kažin pilt vandens? Rimtai? Nu va. Ko tu žvengi? Man tai čia žinau gruzas. Aš galvojau, kad geriau gausis. Tikrai galvojau, kad geriau gausis. Ai, čia dėl to, nes kakavos per daug pripilta būtų. Jo, reikia vandens daugiau. Jo. Dar 200. Ką pasakoti, kad ką čia kliokiai atrodo statybose, karočią. Statybos ritme dabar atrodo dirbu. Bet jau biškį į masę kažkokią panašėja. Nu, įsijuosęs berniukas. Dirbam, berniukas. Maišom, maklevojam. O jinai turi būti visą tokia į guzus sušokus. Gal ir tas pienas gal biškį ir padės dar šitą situaciją įspręsti. Bet jau ne pagal receptą čia gaunasi, bet tų guzikų labai daug, tai aš nežinau, čia gal 3 dienas maišysim da. Nu, gardžiai atrodo. Gardžiai. Oi, skaniai bus. Ir va, jokių kiaušinių net nereikia. Galim duchovkę užkaisti iki 100 pm. Dedam kepimo popierių. Nu, manau, bus gerai. Guminės, kad įdėti į duchovkę. Jo. Gali. Klausit. Šiaip. Viskas, duchovkė įkaito. Viskas, nuimam laiką. Dabar, kiek yra, dabar yra po 7 diena. Nu, tai po 8 galėsim pasižiūrėti. Pagal formą ar iškėlę ar ką. Ir tada iškepsim. Tai dabar ką? Viskas. Galime įlaukti.
kitas pirštinės dėdamės. Man ko čia pasidėti gal ant lentelės? Manau, kad mediniais lentelės pasidėsim čia. Va čia ir pasidėsim. Nu, labai jau juoda. Atrodo kaip sudegė. Nors ne juoda, rudas toks. Bet gal labai jau kietas, o ne paviršius. Ne, minkštas. Tik suskilnėjau. Nu ką, viskas. Pjaunam tada, dėdamės į lėkštutę ir ragaujam. Jis turi atšalt. Nu ką, laukiam kol atšalus, tada nesam į lėkštutę ir ragausim vėliau. Jum praėjo sekundė, man 4 valandos, jau jis visiškai šaltas, nes šiuo momentu streaminau, kadangi buvau susidėliojęs taip laiką, tai negalėjau atšauk streamų. O, tink, lėkštutė, šakutė, nusipirkau šiai progai ir grietinėlės. Norėjau ir braškių, bet braškių nebuvo pirkti, gal dėl to, kad žiema, arba nemokėjau ieškoti, arba tiesiog Lidl neturi. Oi, pjaunasi labai minkštai. Spjausyta, nu ką, aš gal noriu tiesiog nuo kraštuko imt. Biškai prie popieriaus prilipę, bet šiaip labai gražiai, ne? Kiaurai gražiai iškepė. Kaip ubagas, pažiūrėkit, kokio dydžio įsidėjau gabaliuką. Bet reikia paragauti, ar neužnuodytas ir ar skaniai iškepė. Tai už jūs, jūsų sveikatą, už jūsų šventes. Šiaip žiauriai skanu. Noriu pagauti? Ne, tai čia apsėti nebūtina. Kaip nuomonė? Gal, nu. Iškai vėlėsi ant dantų, bet... Kas vėlėsi? Paukai. Kas tau vėlėsi? Klausyk, kas tau vėlėsi? Taip, dabar braškutės rūksta. Nu ką, paragavom su grietinėlė. Su grietinėlė 100 kart geriau. Nes jisai šiek tiek sausas. Tai su grietinėlė žymiai skaniau. Bet galima ir be grietinėlės valgyti, bet reikia kažką įsigerti. Jau džiūsta gerklėjau. Jau bulnuoju, aš dar nesukrantis, bet jau džiūsta. Bet šiaip, į 10 eurų labai lengva tilpt. Aš šį kartą iš vis ką pirkau, tai kelis produktus, kaip pradžio video matėt. Tai dėl to nepasėmiau ir šitą. Nes į kainą lengvai tilpau. Leidai savo, ne? Leido savo. Jo, leido savo atsipalaiduot. Vien dėl to, nes be kitų produktų visi buvo namie. Neapsimokė man nei kepimo miltelių pirkti, nei aliejaus, vandens ar... Tai kadangi nereikėjo šitų dalykų pirkti, dėl to ir sustaupai, bet šiaip, manau, į 10 eurų vis tiek tilptumėt. Lengvai. Bet grietinėlį tada neišeitų. Tai čia toks vat. Bet šiaip jis nėra mažas. Nu, tipo, čia 2-3 žmonėm drąsiai. 4? Nu, šiaip daug. Daug. O šiaip, dėl to sausumo, tai man draugį, kol gaminau, patarė vienu momentu, sako, dėk šitų šokoladinių saldainių. Nu, gabaliukų šokolado, kad tipo visai būtų drėgnesnis, netoks sausas. Bet aš nepaklausiau ir galvoju, bus kaip bus. Tai dabar kaip ir nesigailiu, bet jaučiu jo, būtų su šokolado gabaliukais daug skaniau. Iš tikrųjų, aš manau, kad iš tipo pagamintų visų šitų 3 dalykų, ką gaminau, tai jisai, ko gero, geriausiai pavykęs. O 4 serijoje, hebra, jau matysime tą, ką pakomentuosite po šito video ingredientus, kokius patarsite. Ir iš 2 serijos juos visus į vieną krūvą sudėsiu į laimės ratą ir įsuksim ingredientus, ką gaminsime 4 serijoje. Tad pakomentuok ingredientą, kurį nori matyti kitame patiekale. Ir paspausk laiką, paspausk subscribe. Na, o aš atsisveikinu, o jum gero nuojeko.